O prieš sėdant darytis, jūs pastebėsit, kaip protas jūs norės vis nuvesti nuo šito. Ir daugelio niekada net netveda iki tos programų analizės. O, pavyzdžiui, tarkim taip, yra visa medžiaga paduota, ne? Sėsk, daryk, viskas aprašyta yra. Ir žmonės nesėdi ir nedaro. Kodėl? Todėl, kad protas veda nuo šito. Jis matyt suvokia, kad kai jau atsisės pasižiūrėti, baigsis čia mano viešpatavimas. Mes apsikeisim rolėm. Aš pasidarysiu tas, kuriam vadovauja, manęs iš vis nebesiklausys. Ir todėl yra bandoma nuvesti kuo toliau nuo šito, kuo toliau nuo to pažinimo. Nes jeigu pažinsi viskas, baigsis jo karaliavimas, baigsis jo aiškinimai, baigsis ašaros, baigsis nervai, baigsis aukų vaidmenis. Pradės žmogus, suprantat, gyventi taip, kaip jis ir turėtų gyventi. Natūraliai pagal savo vidų, pagal savo jausmus, pagal kūno signalus. Bet natūraliai. O kai mes gyvenam strese, bėdose ir nervuose, mes gyvenam nenatūraliai. Taip neturi būti.